tų gyvenimų. Tai žodis tada Ingridai. Tai sveiki. Tai aš esu Ingrida, jau buvusi kito varianto mokinė, baigiau jau, turiu diplomą, bet aišku, ne dėl diplomą čia viskas buvo. Tiesiog noriu pasakyti nuoširdžiai, kad aš tikrai nuoširdžiai labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad aš baigiau kitą variantą, kad aš vis jį atradau, kad iš viso atsirado, susikūrė toks dalykas Lietuvoje ir aš visiems savo draugam, netgi priešam, visiems žmonėms linkėčiau, kad jie pradėtų lankyti ir pamatytų, kokią naudą duoda jisai. Ir norėčiau pasakyti, kad aš, kai atėjau kitą variantą iš pradžių, iš tikrųjų pažinojau daug tų žmonių, kurie irgi atėjo, beveik visus tos mokinius. Ir dabar po 1,5 metų galiu pasakyti, kad esu iš tikrųjų priblokšta ir žiauriai nustebus. Kaip tie žmonės pasikeitė? Iš tikrųjų, tie mokiniai, jie velniškai pasikeitė. Nežinau, mes visi sakom, kiek pasikeitė, bet aš asmeniškai juos pažinodama, tiesiog anksčiau buvo tipiški bailiai. Bailiai mokiniai visko bijodavo, dabar yra visiškai kitokie žmonės. Ir kai jie baigė, jie tai rodo savo darbais. Jie tiesiog mokiniai aplink save, kurie gėri. Iš tikrųjų. Nes jie daro socialinius projektus, jie dalyvauja įvairiose akcijose. Galiu kaip pavyzdį pasakyti, mano Remigijaus grupę mes baigiam ir sugalvojom padaryti gerą darbą. Ir sugalvojom padaryti socialinę akciją, kuri būtų nemokama dalyviams. Ir padarėm didžiulę sporto šventę Vingio parke ir buvo pavadinimas Bėgiok rytais. Susirinko virš 100 žmonių ir apie tai parašė Alfa LT, Delfi LT ir visi kiti dienraščiai. Taip pat mes netgi suradome, pasigėdryti, bet suradome rėmėjus, tai yra Mineralinis vanduo Neptūnas buvo. Man atrodo, mes čia jį turime, ne, bet šiek tiek. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad mokiniai patys dabar 18-mečiai, 17-mečiai kūrė projektus, jie nebebijo šnekėti, nebebijo bendrauti, ne. Tai yra nuostabu mano manymu, tai kad ačiū. Dar kalbant apie darbus konkrečius, tai jinai paminėjo, kokį projektą padarė savo grupėje. Kita moksleivių grupė padarė irgi socialinę akciją, kuri buvo nukreipta, jos tikslas buvo atkreipti žmonių dėmesį į vaikus. Į vaikus, kurie auga ir dalyvauja globos namuose, dienos centruose. Tai jie sugalvojo tokią akciją, kad keli savaitgalius ėjo į globos namus, į dienos centrus ir davė ir tiesiog prašė mokinių piešti piešinius. Ir po kokių 3 savaičių tų piešinių darymo įvyko ekspozicija prie katedros aikštės. Tai visas savaitgalį buvo eksponuojami darbai tų mažų vaikų, tiesiog, kad juos atkreipti dėmesį. Labai džiugu buvo tai, kad užsieniečiai ypač susidomėjo šitą akciją buvo ir jie klausė, ar tai yra daroma pirmą kartą, ar čia pastoviai būna, ar jūs čia, kaip jūs čia fainai darot viskas. Tai aišku, nuliūdina tik tai, kad patys vietiniai Vilniečiai tokią akciją nelabai kreipė dėmesį. Bet šiaip paėmus, manau, kad tiems mokiniams pavyko išmokti žinias ir taikyti praktikai. Tai vien šitie du projektai jau daug ką pasako, kad patys mokiniai jau pradeda daryti tai, apie ką kiti svajoja ir gal net nepadaro per visą gyvenimą. O tik tai skaito laikraščiuose, kad, pavyzdžiui, vyko kažkokia akcija, koncertas ir jie tik galvoja, kad kaip būtų faina pačiam kažką tokio padaryti. Šitie mokiniai jau tai padarė, tai sunku įsivaizduoti, ką padarys po metų, po 2 ar po kelių. Kol kas tiek, ačiū dėmesį.